Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Štai tokios oro sąlygos šiandien Šiauliuose, nors Šiauliai yra vadinami Saulės miestu, bet turbūt irgi tą žino. Čia pirma situacija, smūgis ir 1-0. 1-0, Gintra įsiveržė į priekį praktiškai, jeigu ne pirmos, tai antros atakos metu. Įvartį pelno 19 numeris Kiani Johnson. Visiškai uždarė žalgirietes jų aikštės pusėje. Šiaulių futbolininkės atmeta kamuolį Šupelytė, smūgis, rikošetas ir nedaug trūko, kad legionierės, bet ir kitos komandos. Ir štai kokia situacija, po kurios aplodismentai Oliveirai. Oliveiros rankose. Šupelytė, perdavimas, smūgis ir 2-0. 2-0 rezultatyvus perdavimas Erikos Šupelytės sąskaitoje, o antrą kartą kamuolį į vartų tinklą siunčia Laura Spenazatto. Antro įvarčio. Gali būti, kad šiek tiek ir psichologiškai nusiramino Gintra. Bet nuo... Ojojoj, kokia klaida ir dar vienas įvartis, o dabar jau džiaugiasi antro įvarčio rezultatyvaus perdavimo autorė Erika Šupelytė ir vėl klysta gynyboje. Štai toks originalus įvarčio šventimas, iš ties pavykdavo priartėti praktiškai prie varžovių vartų, nepriartėjo FK Žalgirio ekipa, o čia dabar ataka, po kurios krenta dar vienas įvartis į žalgiriečių vartus. Geras perdavimas ir šį kartą pasižymi Viktorija Ikvanova. Tos pirmos minutės ir pirmo kėlinio ir antro jau aišku ir stebėti. Ir mums ta transliacija yra šiek tiek maloniau. Kai kas ne nuo pradžių žiūri, rungtynės Oliveiros kraštu. Organizuoja ataką šiaulietės, gražiai prasimestas kamuolys į baudos aikštelę. Gali būti pavojingas smūgis ir dar vienas įvartis, labai gražus įvartis. Tereza Romanovskaja atsiduria Erikos Šupelytės glėbyje. Šį kartą turbūt kaukių nebus, bet smūgis į patį vartų kampą ir rezultatas 61 minutė. Tempo ir Gintra atakuoja, o čia baudinys. Smūgis, rezultatas tampa 6-0. Laura Spenazatto. 64 minutė. Sakiau, dvi Brazilijos. Ir taip, aidė teisėjos Jurgitos Mačikonytės švilpukas, skelbiantis netgi 15 sekundžių pagal mus trumpiau, bet viskas tvarkoj. Skelbiantis, kad Šiaulių Gintra pergalingai pradėjo.